Sveiki, sveiki, sveiki. Na štai ir vėl aš atėjau pas jūs, nors vakar tik tai turėjom live transliaciją, kur pasidalinau savo naujausiais pajautimais po ilgo laiko. Galbūt daviau kažkam tai kažkokio tai įkvėpimo sulėtėti, o šiandien aš ateinu su visiškai kita tema ir su visiškai kita energija. Ir esu nusiteikus labai aktyviai ir ryžtingai. Tema kokia? Tema apie kylančias vibracijas, apie ką N kartų esu kalbėjusi, tačiau kiekvieną kartą, kada jos pradeda vis labiau judėti ir vis labiau duoti apie save žinoti ir veikia mūsų savijautą, šita tema vėl ir vėl iškyla ir tiesiog manau, kad laikas priminti apie tai vėl. Nors apie tai esu dariusi labai daug live transliacijų ir šitoje grupėje, ir savo YouTube kanale, ir esu rašiusi daugybę tekstų. Ir manegi taip kažkaip momentais imdavo atrodyti, kad jau žmonėm nuobodu apie tai kalbėti. Visi teoriškai žino, kad vibracijos kyla, kad Žemės vibracijos kyla, kad Šumano rezonansas liudija, kad nuo 1987 metų, kada buvo jisai pradėtas stebėti, ir kada buvo užfiksuota tik tai 7 hercai vibracija, ir jinai dabar nuolatinė 40 mažiausiai hercų, ir jinai vis kyla ir šokinėja iki 100 ar daugiau hercų. Mes sunkiai įsivaizduojame, kas tai yra hercai. Tačiau yra Hopkinso skalė, kurią galima pasižiūrėti ir pamatyti, kad tokie jausmai, tokia savijauta, kaip baimė, pavydas, kas ten dar, skausmas, kančia, drama yra pačios žemiausios vibracijos ir jas tiesiog šitas Šumano rezonansas, tai yra Žemės pulsas. Ir taip pat kylančios kosmoso, iš kosmoso ateinančios vibracijos ir kodai. Nauji kodai, visiškai nauja, visiškai kitaip negu kad mes esame pratę. Tiesiog skverbiasi į kiekvieną mūsų ląstelę. Saulės magnetinės audros, kurios tampa įprastos. Ir jeigu anksčiau, tarkime, 9 balai buvo kažkas tai wow, fantastika, tai dabar jau bent kelis kartus per metus tai būna. Šiaurės pašvaistės mums yra norma, beveik praktiškai. Ir aš apie tai dariau webinarus, šiaurės pasvaisčių kodai. Paskutinis webinaras buvo atsiskyrėlio metai, apie pabaigos skaičių 9, apie tai, kaip mes šiais metais užbaiginėjame senas konstrukcijas ir jas greuname, kad kitais metais jau pradėtumėm statyti visiškai naują. Ir apie tai ir yra vibracijos. Vibracijos tai nėra kažkokia mistika. Vibracijos tai yra kaip temperatūra. Vat žiūrėkite, mes kada susirgame, mūsų temperatūra pakyla ir pakilusi temperatūra išnaikina ligą. Kas yra liga, kas yra virusas, kas yra negalavimas, tai yra žema vibracija. Ir jeigu jūs ligos metu pasitelkite aukštą vibraciją, jinai savaime gydo mūsų subtiliuosius kūnus. Subtilieji kūnai veikia mūsų fizinį kūną. Lygiai taip pat ir tos aukštos vibracijos, kurių dabar yra apstu ir kurios tiesiog prasismelkusios į viską yra, į mūsų kūnus, į mūsų mintis, į mūsų emocijas. Ir dėl to vyksta tas įsiskaidimas žmonių. Ir dėl to žmonės vieni už, kiti prieš, vieni už senas programas, kiti už naujas programas. Ir kol yra tas už ir prieš, kol yra kovos mechanizmas, nors koks mūsų mintyse, vadinasi, jis bus ir mūsų kūne. Jeigu mumyse yra vibracija, kad aš bijau kas bus, aš bijau karo, aš bijau kaimyno, aš bijau kitataučių, aš bijau pradėti kažką tai naują, mes vibruojame toje žemoje vibracijoje. Vadinasi, mes savyje įnešame būtent tai, kas mumyse sukels ligą. Liga nebūtinai bus fizinė, tai gali būti depresija, tai gali būti dar kažkas tai.
Tačiau mes nesame atskirti nuo savo emocijų ir savo minčių. Mes esame viena. Ir mes nesame vienas kaip vienetas, mes esame visatos dalis. Vadinasi, mes gyvendami bendruomenėse, bendrame kažkokiame tai būvyje su kitais žmonėmis, vieni kitus veikiame. Mūsų mintis persiduoda kitiems žmonėms, mūsų emocijos ir jausmai persiduoda kitiems žmonėms. Tokiu būdu mes kūrėme aplinką, tokiu būdu mes vibruojame, tokiu būdu pritraukime tuos, kurie panašiai vibruoja. Kuo tai susiję su Šumano rezonansu ir su magnetinėmis audromis? Ogi absoliučiai tiesiogiai. Tai yra susiję tuo, kad mūsų vibracijos sukuria mūsų kūno fizinį būvį. Suprantat? Mūsų kūnas atspindi tai, kas yra mūsų mintyse, mūsų jausmuose. Net jeigu mes sąmoningai to nesuvokime, vis tiek tai diktuoja mums, mūsų kasdienybė diktuoja mūsų savijautą. Ne kažkokie momentiniai ekstra veiksmai, kuriuos mes padarom, kad staiga pataisytumėm. Išėjom vieną kartą į sporto salę, nuo to mūsų niekas nepasitaisys. Vieną kartą pavalgėme sveikesnio maisto, nuo to mūsų savijauta nepasitaisys. Vieną kartą padarėme drąsų žingsnį, nuo to mūsų drąsos nepadidės, nes tik tai bus tai vienas žingsnis. Todėl visada, kur ką bedaryčiau, ką beveikčiau, aš visą laiką paskutiniais metais dalindamasi su žmonėmis transliuoju tuos pačius ir tuos vienus dalykus. Žmonės, atsibuskit, mes nebegalim gyventi taip, kaip gyvenam. Ir jeigu mes neįpratome palaikyti savo vidinės švaros, savo minčių, savo emocijų švaros, savo kūno švaros, tai kylančios vibracijos į mūsų parodys, kur mes meluojam. Kur mes meluojam, kur mes netitinkam tų vibracijų. Nes mūsų savijauta, galvos skausmas, kūno skausmas liudija apie ką? Liudija apie tai, kad mūsų kūnas neparuoštas. Jisai nesugeba priimti, jisai yra kaip radijo stotelė. Jisai nesugeba retransliuoti, priimti tų signalų, kuriuos gaunam. Jeigu jūs čia dabar manęs paklaustumėte, o kaipgi tu, Rolanda? Aš labai jautri esu. Būtent dėl to dariau kursą Kylam kartu, kur mes tyrinėjom tas naujas vibracijas, kaip mūsų kūnas priima visą tai. Mes visą mėnesį, visą grupę dalinomės tuo, ką jaučiam, kad galėtumėm lengviau atpažinti ir kad galėtumėm daryti veiksmus, kiekvienas atsižvelgdamas į savo individualią tapatybę, į save kaip sielos individualumą, į savo kaip fizinio kūno individualumą. Nes mes negalime paimti bendrų dėsnių, bendrų kažkokių taisyklių. Viskas, tas laikas baigėsi, mes turime mokėti klausyti savęs ir girdėti, kaip mūsų kūnas siunčia mums signalus. Ne kitiem, o man signalus. Ir aš atsižvelgdama į tai, kokius signalus man siunčia ir žinodama tam tikrus įrankius, instrumentus, kurie man padeda, taikau juos priklausomai nuo tos situacijos. Jeigu mane užplūsta paikos mintys, mane liūdinančios, mane stabdančios, mane vedančios į baimės, į nežinomybę, į dar kažką, aš pasitelkiu tuos instrumentus, kurie man suteikia drąsos, pasitikėjimo, kurie pakelia mano vibracijas ir nuspalvina džiaugsmu. Aš turiu tokius instrumentus, jūs irgi juos turite turėti, pasidėję po ranka, tam, kad atėjus tai akimirkai jūs galėtumėte juos panaudoti, kad nesileistumėte į savinaikinimą. Nes kada mes įsileidžiam tokias, mes pradedam save griauti iš vidaus. Taip pat labai svarbu turėti tuos instrumentus savo kūnui, fiziniam kūnui. Pasižiūrime savo konstituciją, pasižiūrime savo poreikį, ko mano kūnas iš manęs prašo. Taip, mano limfotaka sutrikusi, tarkime, ne? Nu, pas mane taip yra. Jinai labai greitai, kadangi dirbu su žmonėm, tas irgi didelę reikšmę turi. Kūnas iš karto priima labai daug iš kitų žmonių, vadinasi, man reikia padidintų būdų, kaip atsikratyti toksinų iš savo kraujo, iš savo organizmo, kad jie nesikauptų kažkur tai. Ir jeigu aš tik tai pradedu matyti, kad aš tinstu, o man kartais būna taip lygioj vietoje, atsibundu ir jau sutinus, ne? Ir jau žiūriu, kad ir čia atsiranda, ir ten, ir kažkokie ten kiti simptomai, ne? Iš karto imuosi priemonių. Kokių priemonių imuosi? Limfotakos pratimų, išjudinimo. Arba einu vaikščioti į mišką, arba kvėpuoju, arba judu. Tam reikia stipraus fizinio judesio. Galima ant volelio pasivolioti, kad išjudinti savo limfą. Galima va tokius pratimus padaryti,
va tokius va, visą kūną praeiti, viskas. Kūnas išsijudina, kūno limfotaka išsijudina, pradeda energija, limfa, kraujas tekėti. Praneša per kūną greičiau tos toksinus. Kada ateina nauji kodai ir naujos vibracijos, Šumano rezonansas, jisai irgi yra iš Žemės. Įsivaizduokite, kad iš Žemės eina pulsacija į jūsų fizinį kūną. Jūsų fizinis kūnas reaguoja į tai. Ir pavyzdžiui, vakar, kada buvo labai stiprus Šumano rezonansas ir 6 balai buvo Saulės magnetinės audros. Nu, nebuvo tai labai didelės, bet vis tiek. Plius dar čia susidėjo čia ir jaunatis ateinanti irgi nauja energija, ateinantis kovo mėnuo, planetų paradas, kuris šiandien yra, ne? Visos planetos įsirikiuoja į vieną eilę. Ir kągi duoda Žemė žmonėm? Mes reaguojame, mūsų kūnai reaguoja į tai. Bet aš ką noriu pasakyti, jeigu jūs galvojate, kad čia tik momentiniai dalykai ir va dabar atėjo, praeis, rytoj vėl viskas bus taip, ne, niekada nebebus taip, kaip buvo. Mes niekada nebeturėsim žemesnių vibracijų, mes nebeturim pasirinkimo gyventi taip, kaip gyvenam. Todėl mūsų pokytis turi prasidėti, vat nuo dabar. Nuo dabar. Ką tu darai kiekvieną dieną dėl savęs? Ką tu darai? Va dabar sėdi, klausai manęs, ką tu darai? Ar tu eini 3-4 kartus per savaitę į mišką vaikščioti, bendrauti su gamta? Po valandą. Ar tu eini į salę, ar darai namuose tempimo pratimus? Ar tu valgai maistą, kuris yra lengvas, kitoks? Ar tu galvoji, kad pamedituosiu vieną kartą ir to užteks, pakvėpuosiu vieną kartą ir to užteks? Bet kas dar yra įdomiausia, su kuo aš susiduriu, kad labai daug žmonių, kurie eina vadinamoju dvasiniu keliu, jie visiškai ignoruoja savo kūną. Jų kūnas nėra suderėjęs su jų vibracijom. Jų vibracijos yra aukštai, jų kūnai vibruoja žemų dažnių. Ten yra senos programos. Numerologiją studijuodama aš tiesiog išsižiojau, ant kiek mes turime ryšį su mūsų protėviais. Ir jeigu mes galvojame, kad štai aš gimiau šitoj šeimoje, aš dabar čia gyvenu, čia mano vyras, čia mano žmona, čia mano vaikai, čia mano darbas ir taip toliau. Ir aš neturiu ryšio, na ten per genus kažkokius nebent tik tai, bet neturiu ryšio su savo pro. Tai jūs neturėkite iliuzijų. Mes atsinešame visas savo programas. Visas programas, kurias išgyveno mūsų protėviai. Visa tai yra mūsų ląstelėse, visos baimės, visi nenorai eiti į dienos šviesą, viskas, kas susijęs su drąsos stoka, viskas, kas susijęs su tuo, kad aš gyvensiu inertiškai, aš būsiu toks kaip visi, aš gyvensiu pagal tai, kaip gyveno mano tėvai, ne, ir nieko nesistengsiu keisti. Visa tai yra iliuzija, nes mes atsinešėme tam, kad pakeistume. Mes visi atėjome į šitą laiką, būtent šitą laiką, kuriame dabar esame, tam, kad mes pakeistumėme save, bet pakeistumėme ir visą giminės liniją. Jeigu mes galvojame, kad mes tik šiaip sau atsitiktinai dabar esame, tai irgi dar viena iliuzija. Mes, kaip ir pradžioj minėjau, esame vieni dėl kitų. Tu ir aš, mes vieno kraujo. Jeigu kažkas tai vyksta su manim, tai tas pats vyksta ir su tavim. Tu klausai manęs, tu esi šitame lauke. Vadinasi, tu turi tą pačią galią kaip ir aš. Tu turi tą pačią informaciją ir tu turi tą pačią jėgą tokią kaip ir aš. Jeigu vienas žmogus kažkokį žingsnį padarė ir mes esame visi susiję, mes įgyjame daugiau jėgos padaryti tuos žingsnius. Dėl to mums verta burtis į bendruomenės, į tokias grupės pagal interesus, kad galėtumėme vienas kitą palaikyti. Dėl to aš darau būtent šitokias transliacijas. Dėl to aš sakau, žmonės, rūpinkite savo kūnu, nes kūnas jūs išduos. Migrena, galvos skausmas, kraujospūdis, viskas yra apie tai. Ir netgi žmonės, kurie rūpinasi savimi nuolat, valo savo kūną, pabadauja, protarpinis batavimas, masažai, pirtis, limfotakos pratimai, nuolatinis augimas vidinis, kas irgi taip pat prisideda prie mūsų vibracijų kilimo. Jeigu jūs bijote į dienos šviesą išeiti, jeigu jūs galvojate, kad šiandien aš pagyvensiu taip, saugiai, ramiai, neįsiu ten, kur nežinoma, nedarysiu to, kas nauja, nes taigi baisu, ne? Tai yra viskas tiesiogiai su tuo susiję. Išeiti į dienos šviesą, daryti tai,
nuo ko širdis dainuoja, parodyti savo kūrybą, parodyti savo unikalumą. Tai taip pat yra būtent šito laiko tendencijos ir tai tiesiogiai yra susijęs su tomis vibracijomis, kuriuose mes esame, su Šumano rezonansu, su magnetinėmis audromis Saulės pliūpsniais. Ir būtent dėl to šituo metu, kovo mėnesio pradžioje, aš darau kursą, kuris vadinasi drąsos kursas. Išdrįs būti savimi, išdrįs būti matomas, parodyk save, parodyk savo unikalumą, parodyk toks, koks esi. Nes kada mes išdrįstame būti drąsūs ir transliuoti, dalintis savimi ir tuo, kas mūsų viduje yra, mes ne tik tai dalyjame savo energiją su kitais, mes padedame kitiems žmonėms augti. Mūsų drąsa uždega kitų žmonių drąsą. O tie žmonės, kurie yra drąsoje, jie niekada nepasiduos baimės virusui. Galbūt jį gali kokią akimirką, kokią žiniasklaidos priemonę šiek tiek prigesinti, jis gali suabejoti, bet jisai prisimins, kad drąsa yra pati aukščiausia vibracija šiuo metu, kurią mes galime labai lengvai išskleisti per veiksmą, per darimą to, kas mums yra, mūsų širdžiai, mūsų sielai yra artima šią akimirką, būnant savimi tokiu, koks aš esu, nevaidinant, ne įvaizdyje, ne dar kažkur tai, bet būnant savyje. Savimi toks, koks aš esu dabar ir transliuojant tą unikalią vibraciją į aplinką. Tai taip pat prisideda prie migrenos mažinimo, tai taip pat prisideda prie mūsų geresnės savijautos. Tai taip pat prisideda prie mūsų finansinių resursų. Nes mūsų energija yra išskleista, jinai išeina į aplinką, jinai nėra suspausta. Kada aš esu sėdžiu baimėje, kada aš sėdžiu savo uždarume, savo atsiskyrėlio oloje, pelytė po šluotane, aš esu kukli, aš dar neužaugau, ką aš darau, aš savyje ugdau baimę. Aš savyje auginu baimę. Vadinasi, aš nužeminu savo vibracijas iki